Aš galiu pasakyti, kad kūryba, fotografija, kas tai bebūtų, tapyba, video, tai yra pirmiausia nuoširdu. Tai turi būti nuoširdu, asmeniška ir kita vertus tu turi gyventi su ta tema, su kuria tu dirbi. Ir jeigu tai yra įdomu man, galbūt bus įdomu ir kažkam. Ir taip nuoširdžiai pasakysiu, aš kuriu tiesiog savo mitologiją. Aš labai stengiuosi išvengti sterilių vaizdų. Aš nesu reportažo fotografas, kuris ten gaudo kažkokį tai lemiamą momentą. Tie lemiami momentai, jie gimsta mano viduje, o ne išorėje. Nes mūsų tas gyvenimas jis yra nuolatinė konstrukcija. Mūsų smegenys nemato, negirdi, gauna elektros signalus iš mūsų visų pojūčių ir bando nuspėti, koks yra pasaulis. Ir tu fotografuodamas, tapydamas, kurdamas videofilmus ir rašinėdamas garsus visada galvoji, o kasgi yra tas pasaulis, koks jis iš tikrųjų yra. Ir aš netgi pasakyčiau, kad nuolatinis toks dialogas su tuo pasauliu, jis yra tarsi nuolatinė haliucinacija. Mes bandom nuspėti, koks jis mums duoda impulsų, mes impulsus siunčiam į pasaulį. Labai dažnai, aišku, susiduriu su tuo, kad mane studentai klausia, o kaip suprasti meną, o kaip suprasti šiuolaikinius aparatus. Ir aš sakau, jie visi konstruojami taip, kad rodytų pasaulį tokį, kokį mes suvokiam ir matome, nes jeigu kamera filmuoja tos bangų diapazonus, kurių mes nematom, tai puikiai tinka mokslui, bet nelabai tinka menui, ar ne? Tai tas nuolatinis konstravimas, jis visada verčia susimastyti. Aišku, visada mes pasikliaunam savo nuojautom. Ir Karlas Gustavas Jungas sakė, kad sako, yra puiku suprasti, kaip jūs gyvenate, logiškai mastote, bet jūs turite inkorporuoti savo šešėlį, tai yra savo pasąmonę į save ir jūs suprasit, kad jūs neturite tų nuojautų, kad tai esate jūs, būtent tas nuolatinis. Ir tas nuolatinis potyris, autentiškas potyris yra pats svarbiausias dalykas gyvenime. Ir ne tik tai mene, bet kur. Būti autentišku, nebijoti gyventi, žiūrėti atviromis akimis, kiekvieną dieną pamatyti pasaulį kitaip, jį reflektuoti, fotografuoti, piešti, tapyti, filmuoti. Ir jūs galite turėti puikius įgūdžius, išmokti piešti, išmokti tapyti akademiškai. Bet jeigu jūs neturite ką pasakyti, visą tai neturi jokios prasmės.